va tokiais gabaliukais. Na, ar atspėjot iš pirmų kadrų, kas čia yra? Ne? Gal iš čia bus akivaizdu, kas čia yra. Bet aš kaip pasakau jums, va, aš ramiai gyventi nemoku ir negaliu. Aišku, be peilių. Kažkas pavogė su smulkinimo peiliais tik taisi. Susietais, viskas tvarkoj. Būklė kaip ir okidoki. Kuriasi. Šiek tiek važiuoja. Vairuotis dar gal nelabai vairuojasi, bet kuriasi. 13,5 arklio galios. Subaru variklis. Benzininis. Tik taisi nėra peilių. Ir kažką neveikia paėmimo šitas mechanizmas. Tai va. Ir aišku, trosus reikia susižiūrėti, nes čia vienas stringa, kitas neužfiksuoja kažkaip taip įdomiai. Tai va taip va. Kažkaip taip va taip va. Tai, kaip čia pasakyti, yra ar bus dar? Manau, kad bus šakų kapoklį. Taip, šakų kapoklį. Iš tolimosios Japonijos. Porą vakarų gero draugo Tekoriaus. Gal bus pagaminti peiliai ir bus įmanoma pratestuoti. Kiek čia to laiko jums praėjo? Kelios sekundės, man tai 14 dienų. Žiūrėkitės, kai visą laiką Alytui nėra varžtų, bet geras draugas padarė peilius, bet varžtų nėra. Žodžiu, 10-tukas, o man čia reiktų ne 10-tuko, 12-tuko, nu bet gal kaip nors laikinai. O, dar jie ir per ilgi bus. Pasitrumpinsiu, viskas čia bus zebiškės. Bet dabar vat peiliai, peiliukai. Nežinau, ar čia tokie peiliukai, kokie turėtų būti. Ne tokie, bet bus gerai. Ne į tą pusę suvirsti, bet ką padarysi. Turėjo būti va tokis peilis, padarė tokias. Svarbu jį čia čikavotų, bet aš dar nežinau į kurią pusę, tai taip turėtų dėtis, ne? O, eik tu savo, koks peilis bus. Aštrius. Nu, bandau prisukt ir žiūrėt, ką turėsim. Blemba, taip ir galvojau, kad čia kažkas ne to, reiks vėl kitus peilius sakyti, kad padarytų, bet čia kažkaip tai net tokius padarė. Net nepanašu, net nepjauna šitos pjaunos, nes per didelis tarpas gaunasi. Nu ką, vėl prie braižymo lentos. Nes jau šitų skylių gal nepakeis vietos. Gal ir pakeistų. Nes vat nenukerta jau. Per didelis tarpas gaunasi. Va. Tai. Va. Ja. Atgal prie braižymo lentos. Nu, taip jau man skirta, kad iš karto nesigautų ir nepaleista už šitos kapoklės.
taip ar taip jau pinigai sumokėti. Tai iš tokio padarau tokį, nes varžtas turėtų būti va šičia. Tai man trūksta vietos. Tai gal netruks. Na va, atrodo štai taip va. Ir kaip pagalvojus, tai kad tikrai neblogai kerta šitas peilis. Vat net įleisiu šakelę. Matot, šakelį. Apa. Ir va ten įkritė. Aišku, šitie peiliai tikrai neišlaikės. Gal didelių įtampų, nes jis netoksai. Dvigubai trumpesnis nei turėtų būti, nu, siauresnis. Bet, kaip sakau, pinigą sumokėjau. Tai vis tiek reikia nors panaudoti, kas iš to, kad į metalą išmesi. Tai va, šita briauna gal ir gera. Tai va. Pardė neturėjo tinkamo dydžio, bet kol kas paliksiu taip. Kitą irgi bandysiu prisukti. O. Na va. Prišečkavosiu. Šitą. Bet aš iš pat pradžių mulčio nedarysiu, tai šitus atsuksiu. Vat. Išimsiu. Paliksiu tik taisiu va šitą. Vieną peilį. Ir va antrą įsuksiu peilį. Ir va taipogi išimsiu va šitą sietą. Nes, mato, dar jisai va ir šitus smulkins. O man šitų smulkinti nereikia, man užteks tokiais pagaliukais, kad jisai leistų. Jei jisai leis ir veiks, nes kažko pradėjo strikti va šitas mechanizmas, tai dar reiks įsiaiškinti, dėl ko jisai čia stringa. Įtariu reikės kaip ir mini traktoriuko tepalus pakeisti, nes čia kinai, japonai tiksliau, nekeičia tų tepalų, o va tepalai keisis va šičia. Ne, Giedrys nesutvarkė. Tariausi ir su ChatGPT, aiškino schemą. Nu, žinokit, kas nenaudoja ChatGPT, tai dar gailėksitės. Jau kad patarė, ką daryti, kur tikrint, kur žiūrėti. Ir ant galo sukučinė elektros varikliai, bet solenoidai, nu, hidraulas čia sukasi, kad jeigu kas ko, tai va šitą skirsto, nu, va, paduoda. Ir jinai man sako, tai solenoidai bus. O tai sakau, gal padaryti kryptį, sako, sukeis laidus. Taip paėmiau ir sukeičiau laidus, tai va solenoidas. Ir va galiu pasakyti, jinai va labai gražiai rašo. Ir aiškiai rašo va, visus, va, kas gali būti negerai hidraulikoje.
vat net schemas nupiešė, viską paaiškino, aš ir su jie daug susirašinėjau, va, gal gali išversti į lietuvių kalbą, va šitus, nes, nu, maždaug suprantu, ką reiškia. Tai va, jinai irgi parašęs, atgalinis padavimas, tai žodžiu. Super daiktas, ChatGPT. Aš jį naudoju darbui, tai jis palengvina. Dar sakiau, jeigu būtų laiko, tai pradėčiau naudoti ir filmavimai, video redagavimą ir viską, bet aš gal ateity ir pajungsiu. Bet dabar, kadangi knisuosiu su šitais dalykais, tai kitaip nieko nebus. Tai va, bet pasižiūrėjau, matėt, sausa šakelė, mulčia daro konkrečiai gerą. Tikrai, respektas. Tikrai. Nu va, gal net ir kažkam gėlynam pamulčiuoti, dar kažką, vat, bus jėgutė. Tai va. Tai kaip ir problema neįspręsta, bet apeita. Žodžiu, niekas čia neveikia, šitas neveikia, veikia tik šitas ir tai atbulinę padėtį. Tai aš sukeičiau solenoido veikimo kryptį, tai dabar ir sukasi normaliai. Tai va. Ateityje reiks, jeigu gerai veiks, tai susitvarkyti visą šitą, kaip sakau, reikaliuksą. Dabar kaip peiliai dirba kosmosas. Tikrai aštrus, geri peiliukai. Smulkina tai pasakiškai. Bet aš nesmulkinsiu, bet norėsiu kapoti. Tai išimsiu vat ir šitus peilius, nuo smulkintuvus, pasiliksiu tik vat šitus. Pažiūrėsiu, kas kiek, nu kokiais atstumais jisai smulkina. Nes šiaip tai aš labiau linkęs kūrenimui daryti va tokį reikalą, negu mulčiavimui. Bet ko? Yra įmanoma ir mulčią naudoti. Gal kažkas susiprašė sausą šaką sumulčiavai. Variantas. Tai va, su ChatGPT pabendravau, pasiknisau. Panašu, kad dar mano bėdos nesibaigė. Tepalą tiesą nerodžiau, bet pasikeičiau, nes buvo labai juodas. Jo nedaug, 400 ml. Dirželiai, žiūrėkitės, kokie eina įdomus. Irgi, aišku, paskirdęs, reiks pasikeisti. Ir kažko vikšras vienas stringa. Tai nežinau, dėl kokios priežasties jisai čia stringa. Bet reiks pasinagrinėti. Žodžiu, išėmus tinklą, jau gaunasi gabaliukai tokie. Tai va. Bet vis dar reikia smulkintuvus įsimti. Tai bus dar superiškiau. Čia va nulūžus viržlė. Reiks pakeisti. Ir vat būtinai reikia įsimti va šitus. Tai bus tik tai sekapojimo funkcija likus. Pum. Tai turėtų, manau, būti daug geriau. Neblogi smulkintuvai. Va. Traškytuvai čia gal labiau nei smulkintuvai. Gerai, kad nėra labai stipriai užpuvę. Aišku, panaudoju chemiją, kad palengvint mano gyvenimėlį. Bet vienus tai vat jau šlukštenau.
Aprūdėjo, aišku. Tiek laiko stovėjo. Ir va dabar be šitų smulkintuvų, ar kaip čia vadinasi, traiškintuvų, pabandysiu kaip tik su peiliais veikia. Prisibardakinau, bet kaip supratau, tai pastoviai gal mažiausius va tokius gamina. Vienas peilis čiumpa, kitas čiumpa, pagauna, žodžiu. Nėra tokiais kasniukais, kad darytų. O, čia matomai jisai vienas kitą dar gaudo. Peilis vienas kitą gaudo šrotą. Nu va, taip va. Tai galvoju, ar aš čia šimsiu tą sietą, ar neimsiu to sieto. Šitas per lėtai sukasi. Dėl to taip smulkiai ir varo. Nes neveikia man va šitie prietaisai, kad aš galėčiau pagreitinti. O šitas neveikia. Tai jis, man atrodo, srautą didino. Tai va, taip va. Ladies and gentlemen. Giedrys baigė pasirodymą su savo šitu šakų monstru. Tai ką, ir aš ir jūs likau sužavėtas. Tikrai chebrytė. Nebuvau pagalvojęs, kad taip gali gerai smulkint šakutes ir viską. Tai aišku pasilikau su sietais, su visais smulkintuvais, nes ne variantas ten tais gabaliukais čečkavoti. Bet dabar kitą iššūkį padarysiu. Tai va tokios šakelės, kur graikinius riešutus nuskabinau ir jie su lapais. Tai žodžiu, šitą sausas šakas ir pusiau drėgnas, tai idealiai padaro va tokį, vau, fainą, tokį, va tokiais gabaliukais. Tikrai nuostabiai. Didžiausias gabaliukas tai va toks, koks iškrenta per sietą. Tai va, o dabar pabandysiu va šitą šaką suleisti. Aišku, parodyti saugumą dalykai, tai tikrai reikia ausinių, šalmo, akinių ir aprangos, nes kartais atmeta. Tai ateičiai prie šito agregato, prie šito aparato tikrai įsigysiu šalmą, kurio neturėjau, nors ir taip reikia. Ir dar akinius papildomus ir ausinės. Ausinės tai turiu kažkur nuo trimerio, bet geriausia turėti viską viename. Tai ką, čečkavot? Čečkavot.
Gero mėšlo padarė. Šiaip tai, kai apysausia šakas, be lapų smulkina, tai labai idealiai. Nu, o čia šitas, tai patys suprantat, kad molis, šlapio šakos. Danieliai šitų neėda šakų graikinio rišto, nei lapų, nei šakų kažko, gal jiems nepatinka kvapas. Tai va, tai mėšlo padariau. Tai ką, jau manau supratot, kuo Giedrys kuriant žiemą. Šakom. Ne, jei atvirai, tai reikia šakų smulkintuvo man tikrai, nes kas metai vis pripjaunu Danieliam ir baisinę krūvą sudeginu aš šitų šakelių, nes nėra kur dėti, nes Danieliam reikalinga žiemą šakos, kad jie ėstų jas, žievę nuskabo ir šiaip daug šakų prilaužo ir šiaip yra visokiausių, va ten parevėsi visur, tai aš visus ištraukau vis kūrenu ir dar pats pjoviausi tokio miškelio savo, tai šakų liko. Tai va tokius dalykus susmulkint ir antrinis kuras. Tai va. Reiks kažką padaryti, tas vikšras nevažiuoja. Va. Tai reiks įsiardyti. Ir čia elektronika kažko neveikia. Tai nežinau. Čia gal kvešiu iš tų draugų, kur pirkau. Tai jie gal kažką patvarkys. Aš tikiuosi. Nu ir tada, kaip jau veiks viskas, antrą kartą pakeisiu tepalus, pakeisiu žvakę. Aišku, viską rodysiu, matysiu, reikės diržiukus pasikeisti, nes su tokiais tai kažkaip taip nelabai. Bet kai yra 100% maksimaliai riba, kaip patenkintas agregatų, tai čia yra 120%, kaip patenkintas agregatų. Super. Kai visą laiką. Jeigu pažiūrėjai šį video iki galo, būtinai padėk laiką ir susitiksim kituose video. Su tavim buvo Giedrys. Džiaukis, kad rodau.